Kas mokys mūsų vaikus rytoj? Klausimas, kuris dar visai nesenai atrodė teorinis, o šiandien vis dažniau skamba kaip realybė atitinkantis faktas. Kodėl jauni žmonės vis rečiau renkasi pedagogo kelią ir ar jie šiandien mato aiškę šios profesijos ateitį? Ypač jautriai tai jaučia regionai, kur kiekvienas mokytojas gali tapti ne tik specialistu, bet ir visos bendruomenės ateities garantu. Apie tai šiandien pokalbis su Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininku, profesoriumi daktarui Romu Prakapu, Mykolo Riomerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė, profesorė daktarė Odeta Merfeldaitė ir Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos akademijos dekanė, docentė daktarė Raimonda Bogužaitė. Sveiki. Sveiki. Taigi, iš karto prie esmės galime keliauti. Ar jau esame taške, kai mokytojų trūkumas tampa nebe problema, o tikra krize? Mes galim kalbėti daug apie krizės, tai yra, sakykime, populiaru, madinga, ypatingai jeigu norim sulaukti auditorijos aktyvesnė dėmesio, bet krizės nieko nedings, jas reikia spręsti. Ir būtent mūsų universitetas, išplėsdamas savo veiklą Marijampolėje, jisai kaip tik ir orientuojasi į krizės sprendimą ir pagalbą regionui, sprendžiant tokias bėdas. Kokie tie problemų sprendimo būdai? Tai pirmiausia, universitetinės studijos ir mokytojų rengimas čia vietoje, regione, nekeliaujant 100 kilometrų iki klasikinių, sakykime, universitetų ir studijos šalia darbo vietos. Aš jau išgirdau, kas mane domintų. Mes kalbam dabar šiuo metu apie magistrantūros studijas. Ar jau ir apie pedagogų ruošimą? Mes kalbam ir apie pedagogų ruošimą bakalauro lygmenių, ir apie pedagogų ruošimą, suteikiant papildomas kompetencijas magistro studijų programuose, nes mūsų universitetas turi ir vieną, ir antrą, ir netgi trečiąją doktorantūros studijų pakopą. Dekanė papildyti noriu. Ir taip pat kalbame apie pedagogikos profesinės studijas tiem, kurie jau yra įsikūrę būtent Sūduvos visame regione ir nori save matyti mokyklose, turi aukštąjį išsilavinimą. Tai taip pat pasiūlysim tokias galimybės. Čia kalbam apie mokytojų dalykininkų problematikos iš tikrųjų irgi sprendimus. Ir faktas, kad apskritai Marijampolė turėdama labai gilias tas tradicijas švietimo ir pedagogikos srityse, tai realiai ta 100-metė nuo mokytojų seminarijos esanti tradicija niekur nedingsta. Mes iš tikrųjų perduodam ir tas žinias ir toliau plečiam ir atsiradus universitetų jau regione. Taip pat siekiam šitą liniją būtent pedagogikos išlaikyti ir kai kalbam būtent ir apie bakalaurą, tai turim ir iki mokyklinės pedagogikos studijas ir tada, kaip ir minėtus, ir tada bus pasiūlomos ir profesinės pedagogikos studijos, ir minėtos mūsų magistrantūros studijos taip pat jau dabar irgi nuo šių metų startuoja, tai tikrai tas paketas pilnėja ir plėsis toliau. Tikrai labai džiugios žinios, bet dekanė, jūs žinau, esate dirbusi mokytoja. Ir klausimas tada, jei pati šiandien būtumėte abiturientė, ar rinktumėtės pedagogo kelią, jau kaip paragavusi šios duonos? Aš galiu papasakoti dar nuo anksčiau, kad kai pati buvau mokyklos, kad gyvenime mokytoja nebūsiu, jau tik nevarykit, tikrai nieko nebus. Tai visgi pakeičiau tą savo nusistatymą, iš tikrųjų pradėjau studijuoti, supratau, kad man tik tai būtent chemijos srityje buvo labai daug tiksliųjų dalykų ir man norėjosi būtent tos socialinės dalies, minkštųjų dalykų ir aš visgi pabaigiau ir pedagogikos studijas ir iš tikrųjų tai atvėrė labai daug galimybių, nematytų laukų ir temų, kur aš tikrai nesitikėjau, kad aš atsidursiu, tai ir tas darbas mokykloje iš tikrųjų yra labai įvairus ir priklauso nuo to, kokioje tu bendruomenėje paskui atsiduri, kokioje institucijoje dirbi, bet tikrai
man atrodo, mano patirtys buvo labai pozityvios, labai įvairios ir, aš tikrai tą darbą mokykloje tai atsimenu su pozityvu, su džiaugsmu. Dabar, aišku, tikrai daug rečiau tų galimybių yra būtent su mokykla susidurti, bet vis tiek tas pedagoginis darbas tęsis ir toliau universitete. Tai vienaip ar kitaip, man atrodo, tai turi labai didelį pagrindą tavo įvairių kompetencijų bagažui. Aš taip sutikčiau su jūsų mintimi, kad mokykla ne tik augina jauną žmogų, bet ir augina specialistą taipogi kaip savo srities žinovą ir kaip žmogų, ar ne, ir kaip žmogų, kuris ugdo tą jaunąją kartą, ar tų kompetencijų reikia labai plačių ir kalbant apie tai, dekane, apie pašaukimą. Ar pašaukimo idėja šiandien padeda, ar leidžia pateisinti prastas darbo sąlygas? Vienareikšmiškai mes vien pašaukimu nieko tikrai negalim pateisinti, ar ne? Pašaukimas yra be galo svarbu, bet kiekvienam žmogui, kiekvienam ypatingai jaunam žmogui, kas dar labai svarbu, pradedant profesinį kelią, labai svarbu palaikymas ir parama. Ir dėl to ta mentorystės idėja pradedantiesiam mokytojam, yra be galo svarbi. Nes, vien pašaukimas yra taip, tai yra, tikrai vežantis dalykas, tačiau vien to tikrai nepakanka, ypatingai susidūrus su sudėtingomis situacijomis, su emociškai įtemptomis situacijomis. O jų tikrai šiame darbe jų tikrai yra be galo daug. Ir jeigu mes kalbėtume, ir kalbėjome anksčiau, kaip labai svarbią dimensiją, dalykinės kompetencijas, turinio išmanimą, tai mes šiandien kalbam apie pedagogą tokį, kuris geba užmegzti santykių su vaiku, užmegzti santykių su mokytojais, užmegzti santykių su bendruomenė. Tai tų kompetencijų, labai platus spektras ir taip pat valdyti esamą situaciją, visas klasės valdymas, labai didžiulis spektras. Tai parama ir pagalba yra be galo svarbu. O kalbant apie ateitį, profesoriau, ar jaunas mokytojas šiandien mato aiškę ateitį, pavyzdžiui, po 5 ar po 10 metų? Jeigu mes žiūrėtumėm, sakykime, į tarptautinius tyrimus, kurie rodo, tai mes Lietuvoje matom tikrai grėsmingą situaciją, nes yra labai didelė nubyrėjimo jaunų pedagogų iš švietimo sistemos dalis. Ta parodė ir naujausi tarptautiniai Italijos tyrimai. Bet žvelgiant iš kitos pusės, į ką mes, sakykime, kaip universitetas investuojam, truputį į kitas formas, kad mūsų ruošiamas pedagogas, jisai būtų šios rinkos dalyvių, tai reiškia, kad jisai aiškiai suvoktų, kur jisai eina ir jis matytų aišku savo karjeros galimą kelią. Ir neatsitiktinai paminėjau, kad turime įvairaus lygmens studijų programas. Tai mes galim kalbėti apie mokytojo karjerą įvairiais lygmenim. Neretai mes inertiškai mastom, kad mokytojo karjera tai yra tik tai, ką jisai mokykloje veikia, mokytojas, metodininkas, ekspertas, vadovas. Ne? Bet mes žiūrėdami šiek tiek plačiau, žiūrėdami į tarptautinius tyrimus, į savo partnerių universitetų tyrimus, kuriuos jie vykdo savo šalyse, su kuriais mes vykdome tas pačias pedagoginės studijas čia Lietuvoje, tai mes matome ir kitokią karjerą. Tarkim, bakalauro programa nepabaigia žmogaus gyvenimo kelio. Yra galimybės tęsti karjerą magistrantūroje, edukologijos krypties doktorantūroje, gilintis į specifinius klausimus, realizuoti save per įvairias projektinės veiklas, investuoti į, sakykime, savo kompetencijų tarptautiškumą, nes mūsų universiteto viena iš stipriųjų pusių tai yra tarptautinis universitetas. Pavyzdžiui, kai kuriuose studijų programuose didelę dalį sudaro dėstytojai ir studijų turinys, kuris yra tarptautinis. Tai yra bendradarbiaujant su užsienio profesūra, su stažuotėmis užsienyje ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi ta karjera nėra taip paprastai suprantama, ką mes tradiciškai mastom, kad aš kas keletą metų gaunu kažkokią kitą kategoriją. Mes kalbam apie karjerą, kuomet kompetencijos auga ir žmogus gali save realizuoti. Mes stengiamės jį įgalinti, kad jisai išdrįstų imtis iniciatyvos, daryti pokyčius savo mokykloje, žiūrėdamas į savo mokinius, nekopijuodamas kažką, o savo mokiniams, savo mokykloje.
Čia tiesiog papildant su paprastesniais dar irgi pavyzdžiais, tai mes tikrai nekalbam apie mokytoją, kuris dirba tik tai klasėje, dėsto savo dalyką ir viskas. Mes kalbam ir apie žmogų, kuris gali būti tuo klasėje lyderiu, kuris gali būti lyderiu mokykloje, kuris gali užsiimti ir administraciniu darbu, ir kūrybiniu darbu, kuris gali kurti ir metodinės priemonės, ir rašyti vadovėlius, ir gali užsiimti, kaip ir minėjo, ar ne, įvairiais projektais, per projektinę veiklą, per kurias spręstų labai specifines ar savo mokyklo, ar apskritai pasaulyje, ar valstybėje esančias problemas ir pritaikytų tam tikrus sprendimo būdus. Tai tos savirealizacijos yra labai įvairios. Žinot, kas yra labai svarbu, iš tikrųjų, kad tai yra būtent pedagogo kelias, yra labai platus kelias, kur mes irgi stengiamės padėti žmogui atrasti, ką tu turi stipraus. Ir tai, ką minėjo kolegos, ar ne, tai jeigu esi stiprus projektinėje veikloje, tai galbūt tavo sritis. Jeigu tu kūrybiškume esi, tai irgi tai yra tavo sritis. Jeigu rašyme tu esi labai smart, tai yra tavo sritis. Tai tų sričių yra begalybė ir spektras pedagogikos studijose yra labai 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 platus. Man apskritai atrodo, kad šitas sritis yra be ribų, tik tai reikia noro, o galimybių visada galima surasti. O žvelgiant jau konkrečiai regioną, dekane, ar darbo sąlygos čia iš esmės skiriasi nuo didmiesčių mokyklose esamų darbo sąlygų ir kokie didžiausi iššūkiai čia veikiausiai, gal vėl norėtųsi jūsų praktikos? Tai dirbau aš tiek regione, tiek ir sostinėje iš tikrųjų. Tai žvelgiant bendrai, iš tikrųjų visiškai tam pradiniam lygmenį, kai kalbam apie mokyklą ar ten darželius, sakykime, tai labai didžiulio skirtumo jo nebelieka tokio, nes tikrai mes turim labai daug projektų, investicijų ir infrastruktūros dalyje, tiek pritaikymą neįgaliesiems, tiek laboratorijų pritaikymus ir taip toliau. Tai tas turėjimas bazės, jis kaip ir pakankamai lygiavertis, sakykime taip. Iššūkiai gal kyla dėl žmonių skaičiaus, dėl klasių sudarimo ir šitose vietose, galbūt dėl pačių moksleivių ten konkurencijos, sakykime, irgi dėl jų esamo skaičiaus, tačiau labai didžiulių skirtumų, kurie pasakytų, kad čia yra labai prastai dirbti, o čia labai gerai, tai tokių mes tikrai jau nebeturime Lietuvoje. Apskritai, jeigu kalbant apie mūsų regiono Marijampolės mokyklas, tai mūsų švietimo sakyčiau, lygmuo yra stipriai aukštesnis už Lietuvos vidurkį. Čia kažkada visai nesenai skaičiau. Taip, ir pasiekimai aukšti, reitingai mokyklų labai aukšti. Ir apskritai visa mokymo bazė labai stipri dabar ir tų projektinių veiklų iš tikrųjų yra nemažai. Ir čia yra valstybinės mokyklos, apie privačias daug nežinau, prisipažinsiu. Dekanė. Ir žinot, aš tuo pačiu papildysiu Raimondą, nes regione yra labai glaudus partnerių tinklas ir tai, ką mes matome ir Vilniuje, tai mes tikrai žavimės, stebimės labai labai tampria ir labai glaudžia partnerystė, kur sukuria vieni kitiem didžiulės pridėtinės vertės. Tai man atrodo, tuo regionas ir iš tiesų pasižymė. Ir tą mes pajutome iš karto, nes studijas mes pradėjom tas universitetinės, sakykime, sąlyginai neseniai, bet tiek, kiek jau teko bendrauti su socialiniais partneriais čia Marijampolėj, mokyklų vadovai, darželių vadovai, švietimo centras ir daug įvairiausių organizacijų, ypatingai imlus pokyčiams, naujovėms, idėjų palaikantis. Nėra tai, kad grinai prisitaikantis, jie įsitraukiantis ir matantis labai didelę pridėtinę vertę savo mokiniams. Tai yra labai, sakykime, sėkmingas žingsnis mūsų bendradarbiavimo link. Ir tikrai norintys ir įsitraukiantys, kaip ir minėjom, ar ne, ir tie, kurie patys leidžia mums ateiti su iniciatyvomis ir patys ir siūlo jas. Tai mes tikrai, tas būtent regioniškumo elementas ryšyje žmonių yra beprotiškai naudingas ir svarbus. Nes nėra nieko turbūt svarbiau, kaip partnerių pasiūlytos iniciatyvos, kurios ateina ir kurias mes galim kartu realizuoti. Noriu pabrėžti, kartu realizuoti. Aš matau iš jūsų pozityvės mintis dėl to, kad visada smagu, kai ateini kalbėtis ir kalbi ne su siena, o kalbi su gyvu organizmu, kuris, kaip sakot, įsitraukia ir priima tą vernę. Teisingai. Bet dar, profesoriau, grįžtant, su kuo visgi šiandien konkuruoja mokytojo profesija ir kodėl pralaimi dažnai, kodėl tas jaunimas nesirenka? Mokytojas konkuruoja, kaip ir bet kuris kitas specialistas gyvenantis, dirbantis Lietuvoje, su visa socialinė aplinka. Dabar dėl pralaimėjimo ar laimėjimo, čia klausimas būtų kitas, bet yra keletas, sakykime, dedamųjų, kurios nėra palankios. Tai yra stereotipiniai mūsų vertinimai, nes mes esame įpratę, kad bet kuris Lietuvos gyventojas labai gerai išmano kelis dalykus.
švietimo klausimus, sveikatos priežiūros klausimus, politika ir krepšinis. Tai yra dalykai, kuriais gali bet kuris kalbėti ir jeigu mes pasižiūrim į tas diskusijas, tai kartais toks įspūdis susidaro, kad garsiai reikiantis yra teisus. Mokytojas yra per daug kultūringas, kad jisai nusileistų iki, sakykime, primityvaus šaukimo, rėkimo ar dar kažko. Ir mokytojas natūraliai jisai neišeina į priekį, neparodo savęs. Parodyti save, savo darbo vaisių nėra taip paprasta. Mokytojo darbo rezultatas pasimato tik po keletos metų. Tai, kad aš kruopščiai mokau vaiką, sakykime, šiandieną taisyklingai rašyti, skaityti, tas išryškės tik tai po keletos metų. Tai va čia yra viena iš problemų, kad mes norime labai greito rezultato. Švietime taip nėra. Kita vertus, ar ne, prasmės yra be galo daug, bet kaip jūs sako, tas pralaimėjimas, kas sukuria tą pralaimėjimą, tai pirmas dalykas, taip kaip aš save, kaip mokytojas pozicionuoju, man atrodo, tai yra labai svarbu, kiek man pačiam svarbu ir kokią aš naratyvą pateikiu visuomenė. Jeigu aš atnešu naratyvą, taip sunku, čia labai didžiulė emocinė įtampa, neįmanoma dirbti, tai tokį naratyvą mes ir girdim. Tai yra vienas aspektas. Antras aspektas - visuomenės naratyvas apie mokytojo prestižą ir apie mokytojo kelią. Tai kuo jis bus pozityvesnis naratyvas, tuo aš manau, kad mes visi iš to daugiau laimėsim. Nes prasmės ir suvokiam visi, kad tai yra labai prasminga, kad tai yra labai labai svarbu. Tai aš manau, kad tą intenciją mes ir turėtume nešti. Iš tiesų turim nemažai problemų. Tai šiuo klausimu įvairias, kelias iš jų paminėjot, įsiplieskus į gaisrą turime, jeigu kalbame apie pedagogų trūkumą. Bet profesoriau, ar švietimo politika sprendžia šias problemas, ar tik taip gesina tą gaisrą? Šiandieną žvelgiant į švietimo politikos procesus mes matom labiau tuos gaisrų gesinimus. Ir čia vėlgi yra tam tikri, sakykime, visuomenės formuotojų, nuomonės formuotojų, sakykime, poveikiai, kaip jie interpretuoja, kaip jie rašo, ką jie sako. Bet žvelgiant giliau, tai mes turim ganėtinai aiškias strateginės kryptis. Jos yra tvirtos. Jų neišblaško labai stipriai, sakykime, tie politiniai virsmai, kas keletą metų vykstant su įvairiais rinkiminiais ciklais. Mes turim labai aiškias strateginės švietimo nuostatas, įtvirtintas dar 92 metais. 2015 įtvirtinta geros mokyklos koncepcija. Tai yra pagrindinė linija, kurią mes sekam ir tie, kurie dirba švietime, jie puikiai suvokia prasmę ir esmę šito viso kelio. Taip, atsitinka nenumatyti atvejai švietime, irgi tai yra natūralu. Pristinga galbūt politinės valios, kai kada įvykdyti vieną ar kitą pokytį, kuris turėtų būti. Pristinga galbūt išminties paskirstant, sakykime, tuos pačius krepšelius, ar ne, kaip ir savo metu dirbtinai sukelta priešprieša tarp aukštųjų mokyklų rengiančių pedagogus. Nes nepaslaptis, kad visiškai neseniai buvo įkurtas 3. pedagogų rengimo centras, pamačius, kad 2 centrai, kad ir kaip norėtumėm, jie nepajėgia paruošti pakankamo kiekio pedagogų ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi yra tam tikri bandymai politikuoti, neįsigilinant į problemos esmę. O problema mūsų labai aiškiai apibrėžta. Tai yra mūsų strateginės švietimo nuostatos. Ir jeigu mes žiūrim į sėkmingas patirtis pasaulyje, Europoje, kai neretai mes žiūrime į Skandinavijos šalis, tai mes ten matome labai sutelktą visų vienodą matymą, žiūrint į švietimo klausimus. Lietuvoje mes, sakykime, strateginius dokumentus turim, bet politinių partijų programos jos neretai išsiskiria. O tai trikdo pačią visuomenę. Bet visgi pokyčiai, manau, kad eina teigiamą linkmę, tai dekanė jums klausimas, bent jau aš taip žiūrėdama iš šono tikiuosi ir viliuosi ir manau, ar universitetas rengia tokius mokytojus, kokių reikia šiandien, čia ir dabar, ar visgi rengia taip, kaip visada rengė anksčiau?
Na, turbūt negalima rengti taip, kaip visada, ar ne? Ir taip, universitetai puoselėja ir kultūrinę atmintį turi, ar ne? Bet mes orientuojamės ne į vakar dieną, o ko galimai galime tikėtis rytoj. Tai mes orientuojamės į ateitį. Ir tikrai studijų programų keičiamas turinys pakankamai dažnai, kad atlieptų tai, ko reikia dabar, ko galbūt reikės ateityje. Tai vienas dalykas. Antras, ką ir kolegos minėjo, tarptautiškumo langai. Ar ne, kur kiek įmanoma daugiau pedagogų išgirstų tarptautinės patirtis. Trečias dalykas - praktikos. Praktikos prasideda jau nuo pirmo kurso, kad matytų realią situaciją skirtingose bendruomenėse, skirtingose kontekstuose, kad galėtume analizuoti skirtingas situacijas, tos, kurios yra iš skirtingų organizacijų ir iš skirtingų kontekstų, kad galėtume aptarti, o kaip jaunas specialistas, kaip tu tame, ką tu tame darytume, ar ne, kad viskas būtų susiję, tiek teorija, tiek praktika, tiek konkretus bendruomenės kontekstas. Tai kalbėti apie praeitį turbūt ir žiūrėti į praeitį, nebent galima taip, tai iš kiekvienos praeities mes išmokstame, mes turime tam tikras pamokas. Tai tas pamokas išmoktas be abejo turime žinoti, bet orientuotis reikia į ateitį. O kodėl jūsų nuomonė jaunas žmogus nebesirenka šio kelio ir ką jis pasirenka vietoj to? Vietoj to tai renkasi, man atrodo, tai, kas yra labai dabar populiaru, koks socialinis yra naratyvas. Tai kas yra populiaru, labai dažnai tą ir renkasi, ar ne? Nes kalbant apie pedagogo pasirinkimą, tai vėlgi neignoruojame ir pašaukimo, bet žinot, ką ir jau kartojusi, ar ne, visuomeninis naratyvas, ką sako apie mokytojo pasirinkimą, emociškai įtempta situacija, ar ne, labai daug darbo, labai daug įtampos iš tiek kartais kylančios ir iš bendruomenių, ir iš mokinių tėvų, ir iš mokinių. Tai yra apie tą didelį emocinį krūvį. Aš visada galvoju, kad mokytojas tai turi būti lyderis. Ar ne? Žmogus turintis lyderio savybių, turintis drąsos kalbėti prieš auditoriją ir panašiai. Raimondai, jūsų praktikos vėl norėčiau. Tai aš tik tai irgi papildyti galiu kolegas ir atkreipti dėmesį į kelis momentus. Tai jaunas žmogus iš principo aišku, kad galvoja, kas man yra naudinga ir vertinga. Tai jeigu aš žvelgčiau šiaip jaunesnius kolegas savo, kurie tikrai yra išsilavinę, intelektualūs, tai tas pedagogikos kelio pasirinkimas, jis šiaip vis dažnėja, nes būtent atsiremiam į tą prasmės ir pilietiškumo klausimą. Tai čia irgi yra labai svarbu ir labai svarbu tai puoselėti ir tikrai nepalikti likimo valiai būtent tos susidariusios situacijos ir ką mes visuomenėje kalbam apie pedagogus apskritai. Kita dalis yra apie tai, kad jaunas žmogus kartais visgi renkasi lengvesnį kelią. Čia gal net ne tai, kad jaunas žmogus, bet apskritai žmogaus būtis yra tokia, kad kartais lengvesnių kelių yra paprasčiau nueiti ir tiesiog renkamės taip. Tai tas galvojimas, kad tai bus sudėtingas kelias ir kai dabar šiandieniniai visuomenė mes turim tiek pasirinkimų, kai tu gali tikrai greičiau ir paprasčiau ir uždirbti, ir tikrai mažiau nervintis, ir tausoti savo emocinę sveikatą, tai dėl to tas jaunas žmogus kartais iš tikrųjų ir renkasi tas visai kitas specialybės ir kitus pasirinkimus, nepaisant to, kad galbūt jis turi ir to lyderio savybių, ir gali kalbėti, ir pristatyti, ir puikiai papasakoti, ir išdėstyti dalykus. Tai o dar kita dalis, tai man atrodo, kad kartais mes irgi iš to kartais siauro supratimo, kad tai yra tik tai ėjimas į mokyklą ar darželį ir mokymas, mes pamirštam, kad būtent ta švietimo politikos formavimo dalis, kai jinai kyla ir iš tų, kurie turi pedagogų kvalifikaciją, kurie yra dirbę tose institucijose, kurie turi žinių ir praktinių žinių, tai tada tas ir politikos formavimas atrodo šiek tiek kitaip. Ir grįžtant jau į regiono problematiką arba šiuo atveju privalumą, Marijampolė turi, kaip jau ir minėjom laidos pirmoje dalyje, turi tikrai labai gilias pedagogų rengimo tradicijas. Ir tradicijos šiandien dar veikia, ar jau jiems reikia jaunam žmogui, norinčiam pasirinkti pedagogo kelią, jau kitų argumentų? Daliai visada veikia ir veiks ir tai, kad aišku faktas, kad mes nesivaduojam tik senomis tradicijomis, bet mes išsaugom tą patirtį, saugom atmintį, tai šioks toks pasikeitimas jis bet kuriuo atveju vyksta ir jis būtinas yra, tai bet
ta institucija, kuri turi patirties ir iš savęs žino, kad tai yra viena iš jų stipriausių pusių, man atrodo tikrai kai kuriems yra stiprus argumentas ir vertingas argumentas. Ir žino tai, kad grįžta po jau turėdami asmenys vieną aukštą išsilavinimą ir pasirenka pedagogikos studijas, tai man atrodo geriausias yra įrodymas, kaip viskas veikia. O dekane, jeigu galėtumėte įgyvendinti vieną realų sprendimą, kuris pritrauktų jaunus mokytojus į regionus jau rytoj, koks tai būtų? Aš sakyčiau, kad čia tik tai kompleksinis variantas gali veikti, vienos dedamosios čia negali būti. Vienas pagrindų, ką mes jau dabar darome, ką ir minėjom pradžioje, tai yra apskritai universiteto atvedimas į regioną. Čia mes tikrai norime kurti pokytį ir žvelgiame tai iš ilgalaikės perspektyvos, nes tai yra ta dalis, kuri tikrai pedagogika ir švietimas veikia tik po tam tikrų laikų. Tai reiškia, kad mes kurdami dabar, mes matysime rezultatus tik daug vėliau. Tai atvesdami universitetą, kuriame ir bendruomenę, kuri bus intelektuali, kuri rinksis daryti pokytį, kuri galės pasiūlyti kokybiškas studijas ir didelę kokybę būtent šioje srityje, tai mums tikrai labai svarbu, ateinant su Sūduvos akademija į regioną, būti irgi tais švietimo vedliais ir kurti čia pokytį pas mus. Tai, o kitos dalys irgi yra labai svarbios ir ką mes ir kitoje laidoje kalbėjome, kad mes vieni čia irgi negalime veikti ir kokybiškai funkcionuoti, jeigu tikrai nebus ir savivaldos įsitraukimo, ir verslo įsitraukimo, tai ir įvairios programos, akademijos papildomai veikiančios, tik dėl jų įsitraukimo, tie patys ir finansiniai paramos modeliai įvairūs, emocinės sveikatos užtikrinimo elementai irgi ir pagalba tam jaunam būsimam specialistui. Tai yra tie elementai, kurie gali padėti tikrai tą problematiką būtent pedagogų spręsti. O ar pastebite, kad jauni žmonės vis dėlto grįžtų į savo kraštą ir vis dėlto išvyksta visam laikui? Tikrai grįžtančių yra ir mes vis dažniau apie tai kalbam ir apie emigrantų grįžimą ir būtent apie tų jaunų vyresnių žmonių ir vidutinio amžiaus žmonių grįžimą būtent, pagyvenus, pasisėmus galbūt patirties, ir tiesiog suprantant, kad tikrai regionas gali būti ta vieta, kur aš galiu kurti tolimesnę savo ateitį ir ta galimybė būtent save realizuoti pedagogikoje irgi pakankamai aktyvėjanti yra. Plus universiteto buvimas regione jau nereikalauja jaunam žmogui išvykti iš to regiono. Jisai gali būti čia. Jisai tvirtai įleidžia šaknis čia, kuria šeimą, gyvena šitoj erdvėj ir jam nėra būtinybės išvykti. Tas išvykimas neretai būna to jaunystės pasiblaškimo, toks, sakykime, nulemtas, bet universitetas suteikia tam galimybės. Visose studijų programuose mes suteikiam galimybės išvažiuoti studentams bent pusę metų pastudijuoti užsienį, pamatyti to pasaulio ir ką mes matom, dažniausiai pamatę pasaulio, jie sugrįžta namo, nes, kaip sako, visur gerai, bet namuose geriausia. Taip, mes praeitoje laidoje šitą temą taipogi aptarėm, kad sakom, čia ir gatvės savos, ir kvapai savi, ir žmonės pažįstami, ir aš taipogi manau, kad visada yra galimybės išvykti, bet būtina sugrįžti. Išvažiavai, pažiūrėjai, pamatei, pasisėmėjai patirties, supratai, kaip veikia pasaulis, ar ne, kaip veikia globalūs procesai ir tada grįžti namo. Tai šiandien gvildenti atsakymai tikrai nėra paprasti ir problemos nėra čia ir dabar greitai sprendžiamos, bet ką šiandien čia labai džiugaus išgirdau, kad bus rengiami pedagogai, ar ne? Užfiksuoju šį momentą, lauksim šių žinių, lauksim labai Jau yra. Atsiprašau, magistrantūra, bet jau šiais metais. Taip. Labai. Lauksim studentai. Čia labai gero žinių, aš džiaugiuosi. Tad klausimas, ar bus kas mokys mūsų vaikus rytoj? Tai panašu, kad bus. Tai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Dėkui. Taigi žiūrovams dėkoju, kad buvote kartu. Čia buvo šio sezono paskutinė Kodėl Marijampolei reikia universiteto laida. Susitiksime kitais metais.